Vos 30 mylių nuo San Francisco pakrantės yra salų grupė. Jas galima pamatyti giedrą dieną. 10 milijonų žmonių yra pakankamai arti, kad galėtų apsilankyti. Ir beveik ne vienas iš jų nežino, kas čia įvyko. Jos atrodo nepaliestos, apsaugotos, beveik ramios, tiesą sakant. Tačiau tai gali būti viena iš labiausiai trikdančių ekosistemų Ramiojo vandenyno pakrantėje. Nes po paviršiumi slypi kažkas, ką mes ten palikome ir niekada nebegrįžome pasiimti. Salų ir dantytų uolų derinys, dėl kurio jos gavo pravardę Velnių dantų sala. Tai yra Faralono salos. Jos priklauso San Franciskui, bet skirtingai nei Alkatrasas, čia nevyksta ekskursijos. Nė vienas keltas neveža lankytojų pirmyn ir atgal. Iš tiesų, beveik kiekvienam bandančiam įsilaipinti grėstų areštas. Ir tai nemažiau daroma dėl jų pačių saugumo. 5 mylių ilgio salų grandinė – tai mažos salelės, kuriuose beveik nėra tinkamos naudoti žemės. Nėra jokios infrastruktūros, miestelių ar plėtros. Kai kurios iš jų vos gali būti vadinamos salomis. Kai kurios – tai tik juodo akmens uolos, padengtos guonu. Tačiau ši izoliacija nėra atsitiktinė. Ji yra griežtai palaikoma. Šiandien Faralono salos yra saugomas laukinės gamtos draustinis. Vyriausybė iš esmės jas aptvėrė, o JAV žuvų ir laukinės gamtos tarnyba griežtai užtikrina taisyklių laikymasi. Įsibrovėliams gali būti skirtos didelės baudos ar net laisvės atėmimas. Taigi kyla klausimas, kodėl vieta, esanti taip arti milijonų žmonių, turi būti taip griežtai kontroliuojama? Nes iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip viena labiausiai saugomų ekosistemų Amerikoje. Tiems, kurie ją mato iš arti, tai atrodo kaip tikras gamtos rojus. Atrodo, kad tai viena iš pačių nepaliestiausių vietų pasaulyje. Ir būtent čia prasideda prieštaravimas. Faralonų salose gyvena viena didžiausių jūrinių paukščių populiacijų pasaulyje. Daugiau nei 250 000 jūrinių paukščių išsibarsčiusių po salą. Visi skardžiai padengti perinčių paukščių kolonijomis. Ir jie toli gražu nėra vieninteliai gyventojai, vadinantis šias paslaptingas salas savo namais. Ruoniai ir jūrų liūtai užplūsta pakrantės, o žemiau esančiose vandenyse pakrantę patruliuoja didieji baltieji rykliai, kuriuos vilioja gausus grobis. Mėlynieji banginiai, kuprotieji banginiai, orkos – visi jie plaukia šiais vandenimis. Tai viena turtingiausių jūrinių ekosistemų visame Ramiajame vandenyne. Faralonų salose pastebėtas dramatiškas jūrinių paukščių populiacijos augimas. Paukščiai, apie kuriuos manyta, kad jie čia išnyko, sugrįžo. Migruojantis paukščiai žiemą apsistoja saloje. Pastaruosius kelis dešimtmečius šioje teritorijoje žmonių veiklos beveik nebuvo. Tačiau tai, kas daro tokias ekosistemas neįprastas, nėra vien tik jų klestėjimas. Svarbu ir tai, kaip greitai jos reaguoja į sutrikimus. Daugumoje pakrančio aplinkų, tarp žmogaus poveikio ir ekologinės griūties, egzistuoja tam tikras apsauginis sluoksnis. Čia tas sluoksnis yra daug plonesnis. Ne todėl, kad sistema būtų trapi, o todėl, kad viskas yra glaudžiai susiję. Plėšrūnai, grobis, migracijos maršrutai ir veisimosi vietos visi persidengia tame pačiame vandens ruože. Todėl, kai kas nors pasikeičia, tai greitai pasklinda per visą sistemą. Dėl to kitą dalį tampa sunkiau ignoruoti. Kaip Amerika pavertė vieną iš labiausiai biologinę įvairovę pasižyminčių salų Ramiojo vandenyno pakrantėje į branduolinių atliekų sąvartyną. Ir kas dar ten tebėra? Branduolinių ginklų kūrimas sukėlė didelį kiekį radioaktyvių atliekų. Kai tik tapo aišku, kad šios atliekos kelia vėžio riziką, vyriausybė pradėjo ieškoti atokių vietų joms šalinti. Ir Faralono salos atsidūrė taikiklyje. 1946 metais vandenys aplink salą tapo branduolinių atliekų šalinimo vieta. Per artimiausius 14 metų sala tapo epicentru. Tūkstančiai branduolinių atliekų statinių buvo sumesti į vandenyną ir nusėdo jūros dugne. 2 šalinimo vietos. Vienoje buvo apie 3500 konteinerių, o kitoje, didesnėje, 44 000. Iš viso 47 500 statinių gulinčių jūros dugne, kurio niekas iki galo nesukartografavo nuo tada, kai jie buvo išmesti. Tuo metu svarbu buvo ne aplinkosaugos jautrumas, o izoliacija. Faralonų salos buvo pasirinktos todėl, kad jas buvo nepatogu pasiekti. Ir tai buvo svarbu. Biurokratų kalba nutolęs nereiškia tuščias. Tai tiesiog reiškia vietą, kur nelaimė mažiau tikėtina kas nors pamatys, užfiksuos ar iš karto ištaisys. Oficialiai tai buvo laikoma mažo aktyvumo atliekomis, tačiau tikslus daugelio statinių turinys niekada nebuvo iki galo užfiksuotas. Kai kurie įrašai yra neišsamūs, kai kurių visiškai trūksta.
Tuo metu nebuvo centralizuotos skaitmeninės atliekų šalinimo jūroje žemėlapių sistemos. Koordinatės buvo fiksuojamos ranka, kartais apskaičiuojamos pagal laivo padėties žurnalus, kurie patys gali nukrypti per kelias mylias, priklausomai nuo oro ir srovės sąlygų. Tai reiškia, kad net ir šiandien mokslininkai neturi tikslaus tinklelio, kur tiksliai yra kiekviena atliekų sankaupa. Jūros dugnas čia nėra stabilus. Nuosėdų poslinkiai, povandeninės nuošliaužos ir tektoninis spaudimas reiškia, kad statinės gali ne tik koroduoti, bet ir judėti. Mokslininkai negali sužymėti žemėlapyje, kur jos buvo pradžioje, ir tikrai negali sužymėti žemėlapyje, kur jos yra dabar. Ką mes žinome, tai kad atliekų šalinimas tęsiasi iki 1970 metų, kai vyriausybė nutraukė visą branduolinių atliekų šalinimą vandenyne. Pasak vyriausybės, ši radiacija nekelia pavojaus aplinkai, nes didžioji jos dalis buvo suirus iki 1980 metų. Bet ar jais galima pasitikėti? Ten apačioje yra daugiau nei pakankamai radioaktyvių medžiagų, kad nužudytų bet ką, kas prie jų priartėtų. Užtenka tik vieno nuotėkio. Tačiau nėra žinoma, kaip tai paveikė jūros gyvūniją šiuo laikotarpiu. Ypač migruojančias rūšis, kurios ilgą laiką praleidžia ant uolėtų iškišulių. Bet bent jau jis buvo saugiai pašalintas, tiesa? Na, pats šalinimo procesas kelia dar daugiau nerimo. Paviešintos ar nutekintos detalės privertė daugelį žmonių nerimauti, kad situacija yra kur kas blogesnė, nei pripažįsta vyriausybė. Viena vertus, pradinis šalinimo būdas buvo apsunkinti statines betonu ir tada jas nuleisti į vandenį. Ir tai ne visada suveikdavo. Taigi kariai pasitelkė išradingumą. Pranešama, kad jie šaudė į statines iš šautuvų, kad jos nuskęstų, o tai reiškia, kad kai kurios jų buvo pažeistos dar prieš pasiekdamos jūros dugną. Tai nebuvo slepiama, tai buvo teisėta, tai netgi buvo patvirtinta ir niekas to nekvestionavo. Tačiau dažnai nepastebima, kaip šios operacijos buvo vykdomos. Siuntos ne visada atvykdavo iš vienos vietos. Vietoj to, keli laboratorijos, kariniai rangovai ir karinio jūrų laivyno objektai visi naudojosi tais pačiais transportavimo maršrutais. Taigi viename statinėje galėjo būti įvairių medžiagų mišinys iš skirtingų šaltinių. Ir tuo viskas nesibaigė. 1951 metais USS Independence, kuris buvo naudotas atominiuose bandymuose Bikini atole, buvo pakrautas branduolinėmis atliekomis ir tyčia nuskandintas. Radioaktyvus korpusas buvo nuleistas į vandenyno dugną, kur ir liko, kol 2015 metais vėl buvo surastas. Atrodo, kad jie manė, jog vandenynas priims viską, ką jie į jį mes. Pasirodo, kad taip nėra. Dėl to Faralono salos atrodo nebe kaip laukinės gamtos kampelis, o labiau kaip minų laukas. Nors oficiali vyriausybės pozicija yra ta, kad ši teritorija yra saugi, lieka daug neatsakytų klausimų. Pavyzdžiui, tiksli statinių vieta nėra žinoma, taip pat nežinoma ir jų būklė. Branduolinės srities ekspertai teigia, kad statinių judinimas sukelia didesnius nuotekius nei tiesiog jų palikimas ten, kur jie yra. O jų iškelimas yra ne tik brangus. Rūdijančių statinių judinimas gylyje kelia riziką išleisti daugiau taršos, nei palikus juos ramybėje. Pats valymo procesas gali būti blogesnis nei pirminis atliekų išpilimas. Staigus pratekėjimas ne tik užterš teritoriją, bet ir paleis nuodingą debesį į aplinkinius vandenis. Artimiausia zona taps mirtinai radioaktyvi, o visi netoliese esantys narai, tyrėjai, praplaukiantys laivai bus paveikti ūmiu apnuodijimu dar nespėjus sureaguoti. Jokio įspėjimo, jokio matomo signalo. Tik tylus, plintantis pavojus. Taigi, kas tiksliai dabar ten guli? 1980 metais EPA sudarė šio regiono žemėlapį, nes niekas nežinojo, ar salos yra saugios žmonėms ar gyvūnams. Ataskaitoje buvo teigiama, kad salos yra saugios, tačiau kai kuriuose gyvūnuose buvo aptikta radiacijos lygių. Oficiali pozicija yra tokia, kad šie lygiai yra per maži, kad keltų rimtą pavojų. Tačiau čia yra viena svarbi išlyga. Iš tikrųjų, niekas nepatikrino visų tų 47 500 statinių, nes čia kalbama ne tik apie tai, kas buvo išmesta. Svarbu ir tai, kas su tuo vyksta laikui bėdant. Plienas rūdyje, talpyklos silpnėja, sandarikliai praranda sandarumą ir visa tai vyksta jau dešimtmečius, visiškai nepastebimai. Jei šiandien prasidėtų lėtas nuotėkis, jis galėtų likti nepastebėtas mėnesius, kol pasirodytų paviršiniuose biologiniuose mėginiuose. O 9-ame dešimtmetyje visame pasaulyje dar tik buvo nustatinėjami vandenynų radiacijos atskaitos lygiai. Taigi, kai žmonės kalbėjo apie saugias ribas, jos ne visada buvo pagrįstos ilgalaikiu kaupimusi. Dažniau jos buvo lyginamos su tuo metu žinomais pramoninės apšvitos lygiais. Ir šie du dalykai ne visada sutampa.
Tai, kas trumpalaikiuose matavimuose atrodo priimtina, gali elgtis visiškai kitaip, kai per daugelį metų pasklinda po visą ekosistemą. Jei kalbėsite su vyriausybės atstovais, jie mano, kad geriausia strategija yra išlaikyti esamą padėtį. Šiuo metu nėra vykdomos aktyvios iškėlimo operacijos. Radioaktyvūs statinės greičiausiai ten liks neribotą laiką. Jos ten yra jau daugiau nei 50 metų ir ekspertai sako, kad jei būtų turėję įvykti rimti pratrūkimai, jie jau būtų įvykę. Tiesa? Apsauginė danga ant statinių prie Faralono salų jau nebėra nepažįsta. Ji jau pradeda irti. Šie konteineriai nebuvo sukurti tarnauti taip ilgai. Bet koks bandymas juos dabar pajudinti gali tapti tuo, kas viską paleis. Vos tik sunkioji technika prisilies, tos susilpnėjusios statinės praras sandarumą. Kitaip tariant, įsikišimas ne tik kelia nuotėkio riziką, bet ir jį sukels. Tai reiškia, kad reikia iš naujo sudaryti teritorijos žemėlapį, atlikti izoliavimo modeliavimus ir simulacijas. Iš esmės tai yra sudėtingiau nei nieko nedaryti. Įsikišimas turi savo rizikų. Aplinkosaugininkai ir toliau nerimauja dėl šio regiono saugumo. Dėl galimos katastrofos, kuri gali sukelti didelį radioaktyvumo išsiskyrimą, tai tarsi eiti į nelaimę per miegus. Okeanas taip pat neturi sienų. Taigi, jei čia kažkas nuteka, tai nelieka tik čia. Tai juda, tai plinta, tai pasiekia už rezervato ribų ir visa tai vyksta netoli milijoninio miesto. Kas nutiktų, jei prie Faralono salų įvyktų didelis branduolinis nuotėkis? Baisiausia tai, kad niekas neturi aiškaus atsakymo į šį klausimą. Jei tai įvyktų, tai būtų didelio masto nelaimė. Didelis įvykis, sukeliantis tiesioginę krizę. Ir jei taip nutiktų, neišmatuojami kiekiai radioaktyvumo išsilietų į gelmes. Tai bus egzistencinė grėsmė ekosistemai, o aplink salas susiformuos 20–30 mylių mirties zona. Tikroji grėsmė yra tai, kas per ją juda. Ramiojo vandenyno lašišos migruoja iš Kalifornijos į Aliaską ir atgal. Ramiojo vandenyno mėlyntelė keitūnai kerta visą ramųjį vandenyną. Dugne mintantis organizmai tiesiogiai įsisavintų užterštumą iš jūros dugno nuosėdų. O kas prasideda apačioje, ten ilgai neužsibūna. Jei branduolinės medžiagos koncentracija yra pakankamai didelė, ji gali sukelti grandininę apsinuodijimo reakciją ir negrįžtamą žalą laukiniai gamtai. Tai labai reali grėsmė vietinėms populiacijoms, kurios priklauso nuo šios pusiausvyros. Tai nubrauks dešimtmečius atkūrimo darbų saugomoje rezervato teritorijoje. Tai kurioms jau nykstančioms rūšims šioje teritorijoje, tai reiškia pabaigos pradžią. Tačiau didesnė grėsmė slypi ne artume, o nematomume. Dalelės pasklis į ramųjį vandenyną ir maisto grandinę. Iš ten jos gali nukeliauti už Kalifornijos ribų. Migruojančios žuvys ir srovės išneš radioaktyviąsias medžiagas iš ilgai vakarų pakrantės, pasieks Oregoną ir keliaus Azijos bei Europos link. Komercinės žvejybos vandenyse nėra nuolatinės realaus laiko radiacijos stebėsenos. Net JAV maisto ir vaistų administracijos jūros gėrybių stebėsenos sistema remiasi periodiniais mėginiais, o ne nuolatiniu stebėjimu. Lėtas nuotėkis iš rūdyjančios statinės neaktyvuotų jokio protokolo, nes nebuvo paskelbta jokios ekstremalios situacijos. Kol komercinėse žuvyse užterštumo lygis pasiektų ribą, kuri inicijuotų tyrimus, ta žuvis jau būtų patekusi į prekybą. Nuolatinis nedidelio užterštumo žuvies patekimas į maisto grandinę vis tiek sukelia ilgalaikės sveikatos pasekmes. Susirūpinimą kelia ne tik ūmus poveikis, bet ir kaupiamasis poveikis laikui bėgant. San Franciske gyvenantiems žmonėms Faralonų salos tikriausiai yra nedaugiau nei antraeilis dalykas. Dėmelė horizonte giedrą dieną, gyvenimo paraštėse. Daugelis jų niekada nėra lankėsi aplink salą esančiose vandenyse ar net stebėję jų per žiūronus. Tiems, kurie apie ją žino, jos tėra smalsumo objektas. Už 30 mylių kažkur po paviršiumi 47 500 statinių daro tai, ką plienas daro, kai 75 metus guli sūriame vandenyje. Vandenynas turi ilgą atmintį ir Faralonų salų bei jų apylinkių ateitis gali priklausyti nuo to, kiek ilgai vandenynas sugebės išlaikyti savo paslaptis. Ačiū, kad šiandien buvote kartu su manimi. Tikiuosi, jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, prašau prenumeruoti kanalą ir įjungti pranešimus. Tai tikrai labai svarbu. Dar kartą ačiū ir pasimatysime kitą kartą laidoje MEPEC.